Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Ir pajauskim, kaip pečiai pradeda suktis į dešinę, į kairę, į dešinę, į kairę, kai pradeda suktis energija pečių juostoje. Ir pajauskite, kaip visas kūnas pradeda vibruoti ir tiesiog banguoti į dešinę, į kairę, tam, kad atsipalaiduotų visa nugara, visa esybė. Nes mums labai labai svarbu pajausti visatos diapazoną, pajausti, kaip vibruoja visa aplinka ir kaip ta vibracija yra susijungusi su asmeninė visata. Nes bendra visata ir asmeninė visata yra kaip viena visata. Tai kol aš esu įtempęs savo nervų sistemą, tol aš negaliu pajausti, kas yra už mano nugaros, už mano kojų, už mano rankų, už mano galvos, už mano smegenų srities. Aš negaliu pajausti visos apimties. O kai atsipalaiduoju, aš tada pradedu jausti savo fizinės erdvės, savo kūno erdvę, savo kūno vibraciją ir automatiškai galiu jausti visos aplinkos vibraciją. Todėl kuo labiau atsipalaiduosim, tuo bus geriau, tuo labiau mes pajausime gylį, gelmę, suvokimą, kaip viskas yra, nes mes tapsim tos gamtos dalimi, tos visuotinės gamtos gyliu, kuris mus nuves ten, kur mums reikia, ten, kur mes iš tikrųjų pradėjome ir prasidėjo mūsų visa gyvenimas, visa vystimosi ir vystimosi pradžia ir dinamika, kur visko pradžia. Atkreipkite dėmesį dabar į vadinamą uodegį kaulį, kur yra pati gelmė ir pati pradžia. Vat, ten yra toks taškas, kuris prasideda nuo pat apačios ir jauskit, kaip energija kyla aukštyn, tokiais sukamaisiais judesiais. Nuo taško apačioje energija kyla aukštyn, tam, kad pabudintų, pažadintų mūsų visą kūną, visą krūtinę, visą sielą, visą esybę. Todėl jeigu mes esam atsipalaidavę, mes tą energiją jaučiame kaip dinamiškai kintančią iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Jis visą laiką juda tokiam sūkuryje ir mes visą laiką pastovi judėjime. Dabar atsipalaiduokit ir dar labiau atsipalaiduokit. Ir nekalvokit apie nieką, ką jums reikia, suprasti ar padaryti. Jūsų atminties nėra, mąstymo nėra. Egzistuoja tik fizinė erdvė, fizinio kūno pajautimas ir pojūčiai. Nes jūsų suvokimas visa erdvė, visa esmė, visų kontūrų. Ne tai, kad kažkokiais tai neuronais smegenų, bet visais savo jutimais ir pojūčiais. Ir pajauskit, kaip energija sukasi jūsų viduje ir jūs sukatės kaip ir rate. Ir visas tas sukimosi ratas jaučiasi ir jūs juntate jį savo aplinkoje. Aplinka jaučia jūs. Ir mums reikia kaip suartėti su aplinka, tapti viena aplinka. Ir mes tol suksimės, kol susijungsime ir susiliesime ir tapsime kaip viena visuma. Nes tik tada mes tampame savastimi ir savimi. Ir žinot, kai numatuotumės naują rūmą, jisai toks ankštas, nepatogus ir atrodo kaip pirmą kartą dėvimas ir toks nekomfortabilus, taip ir mes kartais jaučiamės toje aplinkoje, į kurią norim mes įsiterpti, įsijungti, taip kaip su tuo
dėvimų paltų, kuris yra arba per daug ankštas, arba per daug didelis. O mums reikia pasidaryti taip, kad būtumėm tas pačio audinio, tas pats audinys, tas pats paltas išplatėtų iki tokios erdvės, kad nejaustumėm skirtumo, ar mes dėvime vieno išveros, ar tokios didelės įsiplėtusios erdvės. Ir dabar pajauskite, kai ta erdvė išsiplečia į visas puses, pajauskite į dešinę, į kairę, kai ta erdvė išsiplečia. Ir pajauskite malonumą to išsiplėtimo, to buvimo tokioje plačioje, didelėje erdvėje. Kuo didesnė erdvė, tuo platesnės galimybės, tuo platesni resursai, tuo platesnis matymas, tuo plačiau jūs galite suvokti priežasties ir pasekmės dėsnį, kur yra priežastis ir kur yra pasekmė, nes mums labai svarbu nebūti, matot, patiems kaip priežastim ir pasekme. Mes turėtume matyti, kaip pavyzdžiui, pasižiūrėkite į kairę pusę, kairė ranka, kairė pusė, priežastis, dešinė yra pasekmė. Bet tai, kas yra viduje, viduryje, tai yra kaip, kaip, kaip rodiklė, kaip peridačik, nežinau kaip išversti, kuris perduoda informaciją iš kairės į dešinę. Ir jisai nėra nei priežastis, nei pasekmė. Jisai yra tik tai, kaip žinot, rodiklė besisukanti viduryje ir išsukanti pasekmę. Priežastis gali būti viena, ateinanti per jūsų vidų, per jūsų centrinę ašį kaip akumuliacija, jinai apsisuka ir išeina į pasekmę. Kokia pasekmė priklauso nuo to, kaip jūs viduje sugeneruosite, ką jūs viduje išsuksite, ką jūs viduje padarysite arba ką jūs viduje atrasite, sukursite ir perleisite. Netgi gali būti, kad priežastis nesusijusi absoliučiai su jūsų vidiniu resursu ar vidiniais kažkokiais tai išgyvenimais ar gyvenimu. Jums tiesiog reikia kaip malūnas perleisti vandenį ir paleisti į pasekmę. Ta prasme, kad jinai nieko neužlaikytų ir nieko nepasiimtų ir nepasiliktų. Kodėl mes tai sakome? Dėl ko tai dažnai žmonės, žinot, nepaleidžia pasekmės. Tiesiog jinai užstringa žmogaus viduje ir galvoja, kad tai ir pabaiga, tačiau nėra pabaigos. Yra tik tai kažkieno tai pradėtas programos vidurys ir nepamatyta, kokia gali būti pasekmė ar pasekmių laukas. O mums reikia dirbti su savimi, savo vidumi. Ir dabar pajauskite, rodo labai įdomų vaizdinį, pajauskit, kad jūsų viduje, žinot, būtų kaip malūnas, kaip malūno vanduo, kuris sukasi viduje ir viską permala ir perkočioja ir paleidžia vandens srove žemyn, kad niekas neliktų, o galėtų ta upė tekėti laisvai ir kurti laisvas programas ir niekas neužsiliktų. Ir dabar jūsų viduje, įsivaizduokit, sukasi toks ratas ir persisuka visos negandos, visas nerimas, visos baimės, visi įsitikinimai, visos programos, kurios išlenda su tam tikru įvykiu arba tam tikra programa. Ir pamatykite, kaip į dešinę pusę išeina rezultatas. Ir rezultatas gali būti labai paprastas. Dabar man rodo kaip balta kažko tai audeklo juosta, baltas balandis, baltos
pievos balti, baltas rūkas, balta tokia skaidri erdvė. Bet tai, kas turi gautis pasiekmėje. Ir jeigu jūs tai matote ir perleidžiate, tai yra labai gerai. Žinokit visą laiką, kad jumyse nėra pasiekmė, kad jumyse nėra priežasties, jumyse yra tekanti erdvė. Ir jeigu jūs pajausit tą dalyką, jūs tada nebijosit jokių įvykių, jokių netekčių, jokių praradimų, jokių gyvenimo įvykių. Jūs tiesiog matysite viską kaip tekantį vandenį, ramų tekantį vandenį. Ir jums tada labai viskas bus lengva, viskas labai gerai seksis. Nes jūs suprantat, ką reiškia gyventi vandenyje, ką reiškia gyventi tokioje tekančioje srovėje. Kodėl tai gerai? Tai tas pats, kaip būtų, žinot, visą laiką blizginanti stiklinė. Įsivaizduokit, kad yra stiklinė ir jinai visą laiką sklidina vandens ir tekančio vandens. Jinai visą laiką švari ir skaidri, joje nieko nesimato. Jokių drumzlių, jokių užsistovėjusių kažkokių tai programų, minčių, baimių, įsitikinimų. Ir dėl to mes galim savyje jausti tą vidinę šviesą arba vidinę skaidrą. Ypatingai dabar saulės rezginyje pajauskite, kaip viskas tampa ramu ir skaidru. Ir tada tampame lengvesni, paprastesni. Ir nebijome nieko sutikti. Nes dažnai mes, tiesiog nenorime kataklizmų, nenorime kažkokių neįtikėtų įvykių, kažkokių tai dalykų, mes kai perleidžiam save per visą tą sietą rėtį, viskas nusistovi, nusisijoja ir tampa ramu. Labai gerai, nes dabar stebimas vidus, stebima, kas vyksta viduje, stebima ramybė ir tokia gaiva, sakyčiau, tokia. Gerai. Jūs klausit, kas iš to? Iš to atsiranda laimės jutimas ar laimės pojūtis, lengvumas. Nes kai jūs suvoksite, kad jūs nesate nei pasiekmė, nei priežastis, ateis toksai, žinot, naujas realus suvokimas, įrodo, kad jūs esate vanduo. Ir jums tada pasidarys labai aišku, ką daryti su tam tikrai informacija, informaciniu lauku arba tam tikrų įvykių, kurioje vietoje yra. Jūs atpažinsite, kur yra pasiekmė, kur yra priežastis ir kur esate jūs. Jūs labai aiškiai padalinsite informaciją į 3 dalis. Kairė, vidurys ir dešinė. Ir jūs suprasite, kas skirta kam. Vėl rodo, kur yra priežastis, kur yra vidurys ir kur yra pasiekmė. Ir neleisite savo būti pasiekme, nes dažniausiai žmogus savyje laiko tas pasiekmes, save kaltina, save baudžia, save žemina, save apriboja, labai daug savo neleidžia, mažėja savivertė, mažėja galimybės, nes jaučiasi nevertas, netitinkantis kažkokių tai rėmų ribų. Ir taip jisai sumažina savo ir energetinį lauką ir patį save. O jeigu mes atskirsime, taip žinot, praplėsim ir atskirsime savo vidų ir neleisime būti pasiekme, ir tada viskas išsiskirs, viskas atsistos į vietas. Tiesiog viskas. Net jeigu jums ir atrodys, kad jūsų tai yra kaltė, jūs turite patraukti ir pamatyti, kad
Jūs nesate priežastis ir nesate pasekmė. Jūs esate vidurys. Ir toks platus, platus vidurys. Jie dabar retoriškai klausia, ar jums pavyko praplėsti tą vidurį, ar jums praplėsti, nes dažniausiai kažkokia tai, žinot, kažkoks įvykis ir jisai susiaurina mus. Mes nematome visumos, mes matome tik tai, rodo pasiekmes. O mums reikia ką padaryti, kai atsiranda įvykis, praplėsti jį ir pasižiūrėti, kur priežastis, kur pasiekmė ir ką man pačiam daryti. Tai yra labai svarbu. Kodėl svarbu? Dėl to, kad gyvenimas yra, žinot, kaip autostrada, rodo, kaip pilna, pilna, pilna erdvės. Ir joje visko yra labai daug. Ir jeigu mes viską susirinksim į savo vidų, mums bus labai sunku gyventi. Mūsų vėl viskas, žinot, užsidarys. Taip kaip prisikrautumėm pilną kraitį akmenų, pilnas rankovės akmenų. Jeigu mes viską priimtumėm tiesiogiai tai, kas yra duodama mums. Bet mes turime šiek tiek jau išmokę praskirst ir pasakyti, kad tai nėra skirta man. Tiesiog, žinot, taip rankomis praskiria. Ir čia sakom, šičia yra priežastis, čia pasiekmė, o štai čia aš. Ir jeigu jums tai pavyksta padaryti, jūs pamatote vėl, kad jūsų, žinot, krūtinė taip kaip taurė išsiskleidžia, atsidaro, atsiveria. Ir lengva tada būti, lengva gyventi, lengva kvėpuoti. Ir tai jūs galite jau skleisti bangą, skleisti energiją, skleisti šviesą, skleisti pilnatvę. Praeitą kartą kalbėjome apie tą, žinot, gėlės sužydėjimą, ar kaip bijūnas, kas skleistusi viduje, tas gėlės žiedo pilnumą. Lygiai dabar pat rodo, kad jeigu aš atskiriu tas visas programas ir tų akmenų nesirenku į vidų, tada mano krūtinė yra pajėgi skleisti energiją. Ir būti visą laiką resursė, visą laiką energija, tokia, žinot, skambančioje energijoje, ne bet kokioje, o skambančioje energijoje. Ir galite jausti tą skambesį. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Ir pajauskim malonumą tos energijos. Nes kada yra tokia šviesi ir švari energija, tada jinai yra lengva energija. Tada mums norisi būti aukštyn, aukštyn, kilt aukštyn ir būti kuo aukščiau. Kuo labiau išsiskleidus, kuo labiau atsivėrusiam, kuo labiau priimančiam ir mylinčiam, kuo labiau, žinot, tokiai pasklidančiai erdvėje. Galite dabar matyti jau kalnų viršūnes, galite matyti besiliečiantį dangų, galite matyti, kaip tiesiog išsiplėtusią erdvę virš visos erdvės tiesiog plaukėti lengva, skaidri ir visa išsiplėtusi. Ir pajauskit tą išsiplėtimą. Pajauskit, žinot, malonumą to išsiplėtimo. Kodėl? Todėl, kad reikia, kad jūs pajaustumėte tikrąjį savąjį aš, kad pajaustumėte malonumą jame, kur labiau, žinot, kur maloniau gyventi, fizinėje erdvėje ar dvasinėje erdvėje. Nes jeigu jums patiks šitą erdvė, jūs intuityviai
jos ieškosit, jūsų siela visą laiką jos ieškos ir eis. Ne visą laiką sieks to patyrimo, to pojūčio pakartojimo. Ne visą laiką norės kuo daugiau prisigerti arba prisilipdyti arba prisijungti prie tos erdvės. Ir jūs galite net jausti ir krūtinėje, kaip iš krūtinės eina noras, arba eina ta energija, arba ta erdvė, kad kuo daugiau prisiklijuoti ir prisijungti prie tos dangiškos šviesios erdvės arba šviesios energijos, kurioje yra visko. Mes negalim išskirti, kad ten yra kažkokia tik tai viena energija, ten yra visuma. Ir dėl to ten yra labai atitinkanti, žinot, vidinė energijos troškimas atitinka išorinės energijos tam davimą, gavimą ir visas tai susijungia į vieną visumą. Ir tada vyksta sinergija ir pilnatvė ir vienos kito prisijungimas ir užsipildymas. Ir sako, tada ir vyksta tas sinchronizacija ir harmonija ir pajautimas savęs, savasties. Tu tiesiog, žinot, kalbasi siela, dvasia viena su kitu, su visata. Tai aš tik tai transliuoju ir perduodu, žinot, tų pojūčių pajautimo kalbą, bet tai yra netgi kaip negirdima informacija, tiesiog jinai skverbiasi ir kaip transliuojama viena kitai per pojūčius ir jutimus. Tai tiek yra subtilu, kaip garsas, kaip vibracija, net nepersiduoda informacija nei vaizdu, nei žodžiu, tik tai jutimu. Dėl to yra labai sunku perduoti tai, kas vyksta dabar mumyse, mūsų viduje, mūsų visuotinėje toje sistemoje, struktūroje, toje visoje užpildytoje erdvėje. Jūs tik galite tai pajausti savo širdimi, vidumi ir savo vidinę struktūrą, kuri jau yra gana stipriai išlavinta, gana jautri ir sensorius jūsų, žinot, jau labai gerai paruoštas ir jisai, kaip nuskaito net ir neišsakant žodžiais, neprašant tos informacijos, nei vaizdais, nei žodžiais. Nes va ta visas mūsų priekinė dalis, krūtinė, tai ir yra instrumentas. Mes dažnai ieškom kažkokio kito instrumento, kuris kažką tai mums pasakys, ar už mus kažką daugiau žinos, nieko panašaus. Jie rodo, kad viduje va, tas vis krūtinė, visa vidinė struktūra yra pats geriausias instrumentas. Lakmuso popierėlis, kuris vibruoja taip jautriai, taip subtiliai, kad gali labai aiškiai pasakyti, kur yra tiesa, kur melas ir kas bus ateityje. Nes mes esam dabar labai labai jautrus. Ir gerąją prasme jautrus. Jie sako, nebijokite klysti. Jie dabar nori, kad pajustumėte tam, va dabar tai, ką jaučiate. Aš dabar patylėsiu, o jūs tiesiog jauskit, pajauskit. Nes tai, kas dabar yra duodama, tai dar niekad neturėjom to, kas yra.
Ir jeigu jausit, tai informacija perduodama per priekinę kūno dalį ir perleidžiama visa labai subtiliai į jūsų visą fizinę kūno erdvę, tiesiog perleidžiama visa informacija. Aš suprantu, kad jūs klausot, kokia tai informacija. Um, Jie sako dangaus informacija, nematoma informacija, neperdodama žodžiais informacija. Ta informacija yra apie informaciją, jie sako. um, Ir tiesiog į vidurį, į centrinę dalį. Tiesiog eina, žinau, tai kaip banga, tai grinai dar taip niekad netrodo nebuvo, kad perduotų tiesiai į vidurį, tiesiai į širdį, tiesiai į centrą, tiesiai į tokią centrinę liniją per priekį. Tam, kad mes būtumėm subtilesni, tam, kad mes labiau pajaustumėm aplinką, tam, kad mes labiau susigyventumėm su savimi, kad mes būtumėm dar jautresni. Čia viskas tam dabar daroma, kad dar labiau, žinot, suprantu, išjautrėtų mūsų vidus, išjautrėtų mūsų sistema, išjautimo organai, kad mes dar labiau pajaustumėm supančią aplinką. Nes mūsų materija yra per grubi, tai visatos materijai, tai visai dvasiniai materijai. Ir dėl to mums duodama dabar informacija, kad mes būtumėm jautresni ir subtilesni. Ir žinot, kai jie sako perduot žodžiais, to subtilumo ir jautrumo neįmanoma. Jūs galite tik pajausti savimi arba pajausite, mes kai sakom, ateitimi, kas tai yra perdodama, kaip tai yra daroma. Jūs galite tapti tokie dar labiau lankstesni, švelnesni, labiau, žinot, besisukantis ir labiau priimantis informaciją, priimantis laukus, priimantis energijas. Ir kartu, kai jūs ir priimat, kartu ir išsiplečiantis, kad jūs pamatytumėte pasiekmes ir priežastis, kad jūs pamatytumėte kaip platesnį pasaulio matymą, kad nebūtumėte tik tai uždaryti tokioj savastyje arba savo toje dėžutėje, bet matytumėt, kas vyksta ir kairiai, ir dešiniai, kad matytumėt, kuo plačiau jie rodo. Nes vėl rodo, kad jūs esate sistemos struktūros dalimi ir jūs esate tik mažos sistemos dalimi. Ir dėl to, kuo platesnė erdvė, kuo labiau jūs būsit išsiplėtę ir jaustresni ir visais savo jutimo organais jausit, tuo bus geriau. Gerai, nes jau matau, kad jau tą procesą lyg tai baigia perdavimo ir dabar jau galit taip lengviau atsikvėpt, nes jau aš matau, kad jau dabar energija jau pradeda mūsų pačių viduje suktis, nežinau kaip jūs, bet man tai labai karšta, labai karštis pila, nes
labai karšta energija, nes subtili energija. Nes matot, kaip yra, jeigu mes neturėjom tos energijos, jinai pasikeičia mūsų viduje, mes įgaunam tą papildomą, papildančią energiją. Ir jinai turi kaip, irgi persikeisti ir persimaišyti su mūsų energijom. Dėl to mes turim, truputį kaip kraujo perpilimo padarė, ta prasme, taip kaip ir energijų perpilimas vyksta, tai ir mūsų viduje viskas taip, žinot, pasikeičia vibracija, pasikeičia, kaip sako, ir DNR kodas, kaip mes dabar įgaunam vėl kitus atspalvius, kitas programas, jie rodo kitas energijas, kitus švelnumus, tokius, net nemoku paaiškinti, kaip čia dabar vyksta, bet ta prasme atrodytų, žinot, kaip, kaip būtumėm įgautumėm kažkokią kitą programą arba kito kraujo arba kitos kažkos sudėties organų, kito pasaulio organų. Tai, va, tai kas vyksta mūsų viduje. Ir tai nėra pakartojama. Tai yra, ir jis sako, vienkartinis toksai dalykas. Tai žinot, pasakysiu, žinot, kai būna, rodo, kaip gyvūnai įgauna, žinot, kitų gyvūnų kūno dalių. Žinau, kaip, pavyzdžiui, gyvybės, kai yra vaizduojamos, kai jos turi papildomų rankų, papildomų kojų ir papildomų kažkokio gyvūno kūno dalies. Ir panašiai pas mus irgi vyksta, kada mes gaunam kito DNR, kad mes galėtume, sako, išgyventi ir būti laimingams. Tai jie ryžosi netokiai, misijai ar operacijai, kad mums tiesiog pridėjo energetiškai kitų gyvūnų arba augalų programų, kurios yra mūsų dabar viduje, mūsų struktūra ir kurios mums, tiesiog jos yra priekyje mūsų ir padės mums atpažinti tam tikrus reiškinius, įvykius. Žinot, kaip būtų medžiaga arba kaip molis, iš kurio mes galėsime lipdyti tam tikrus įvykius arba tik tam tikras struktūras arba tik tam tikras programas. Ne taip, kaip anksčiau buvo, kad mums buvo įdedama ir besąlygiškai mes net galėjom pasipriešinti tam. Tai dabar jau priekyje mūsų bus ten, kaip įrodo, kaip informacija arba net įrankiai, kuriais mes galėsime skaldyti tą informaciją, galėsime atstumti nuo savęs, atitraukti ir pažiūrėti, kaip viskas čia vyksta, kodėl tai vyksta su manim ir ką aš turėčiau daryti, ko nedarydavau iki tol. Tai nėra lengva, tai yra kaip nauja programa, nauja mokykla, ką jūs turėsite išmokti ir turėsite perimti tai per save, kad galėtumėte tiesiog nebūti auka, nebūti pasekme, nebūti priežastim, o būti, suprantu, kūrėjų, kuriančiuoju ir dalyvaujančių kūrybiniam procese, kuris galės taip, žinot, priešais save, kaip pasidėti taip kaip programą ir žinot, kaip būna filmas, arba jį sukarpyti, arba iškarpyti kažkokias tai dalis ir pasilikti tik tas dalis, kurios jam patinka ir su kuriomis nori žaisti ir dalyvauti. Nes visas gyvenimas yra kaip kino juosta, kino lenta ir jinai
jinai mums rodoma, o mes turime išsiimti tas vietas, kuriuose mes norime būti pagrindiniai, kurioje šalutiniai ir pamatyti, kaip visą tai padėlioti, arba netgi rodo, kad personažą galima būna perkelti į praeitį, perkeiti į ateitį, perstumti, pertraukti kažką, tai pagreitinti, visą tai įmanoma. Kiekvienam asmeniui, kiekvienam žmogui, kuris turi tas savybės arba tas galimybės. Bet svarbiausia, kas tai dabar yra, tai yra jūsų atvirumas, sąžiningumas prieš patį save, prieš patį save. Nes mes esame ta tokia įsiplėtusi pilnavertė erdvė, dalis, kurioje ir vyksta visa programa ir visas veiksmas. Ir mes galim mašinos įvykiai, pavyzdžiui, rodo kairę ranką paimti, va tą kaip kadrą, kaip tą, ir padėti į praeitį. O mes galime, o kaip tik galime padėti į ateitį, kad dar tai būtų pasikartotų. Ir viskas mūsų rankose. Mes bet ką galima daryti. Netrodo, kad vaikų gimdymai taip pat gali būti pakartoti, kurie buvo praeityje. Mes galime iš praeities persikelti į, sako, kad ir į dabartį. Ir išgyventi tą patį, kas buvo praeityje, jeigu tai yra mums svarbu arba mes tai norime padaryti. Ir gali net pajausti, sako, tą patį skausmą arba tą visą praėjimą, kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką, kaip ten buvo. Ir išgyventi tą patį jausmą, kaip ir buvo. Bet mes galime, sako, juos paimti ir padėti į praeitį. Dabar pažiūrėkite dešiniai pusėje. Mes dažnai bijom senatvės. Ta prasme, kaip pasiekmė jinai yra, ta prasme, pamatykite tą senatvės vaizdą. Dabar vėl paimkite dešinę ranką, padėkite į centrą. Ir pakeiskite tą vaizdą. Irgi rodo, nuplaukite vandeniu. Kaip būtų kaip po dušu, pastatykite ir kad nutekėtų visa informacija, pasikeistų. Ir pasižiūrėkit, kas keičiasi. Pažiūrėkite, kaip man tai rodo sužydėjusią gėlę. Prasiskleidusią baltą sužydėjusią gėlę. Ir dabar šitą gėlę galiu vėl grąžinti atgal. Ir toje vietoje, kur aš turėjau baimę, galbūt senatvės ar dar kažką, ten aš jau dabar matau, toje vietoje yra žydinti gėlė. Ir nėra tos baimės, kuri buvo prieš tai. Ir dabar pajauskite vėl savo viduje, įsivaizduokit, kad kaip prieš jūsų gyvenimo lentą. Ir ką jūs norėtumėte, arba kur dar yra, ką norėtumėt pakoreguoti, ar santykius su vaikais, ar su savo kūnu, su sveikata. Tiesiog pamatykite, jūs iš kairės arba dešinės vietos įsidedate į priekį ir, kaip rodo, nuplaunate vandeniu.
išskaidrinate arba ten rodo taip išsukate, kad suktųsi energija ir palaukite, kas to bus. O jinai pavirs, kai jūs, nebeliks tos programos, kuri buvo iki tol. O sužydėjęs, man atrodo, tai visą laiką kažkodėl gėlių buketai išeina, bet gali būti ir ne tik augalija, gali būti kita struktūra. Ir viskas labai tinka, kas pas jūs atsiranda, tas ir gerai. Ir vėl grąžinkite į tą vietą, iš kur paėmė. Tik jau pasikeitusią programą ir pasikeitusią vietą. Labai gerai, dabar pajauskite energiją savo viduje. Ta programa, kurią jūs ką tik tai įvaldėt, jinai yra priešais jūs, jinai niekur nedingo. Jūs įsivaizduokite ją, kai jums reikės analizuoti situaciją ir įvykį kaip knygą. Kad jūs prieš save, įsivaizduokit, turite didelę knygą, jūs ją atsiverčiate ir visą laiką skaitote, žinot, jūs sufokusuojate žvilgsnį visą laiką į centrinę dalį, visą laiką tą ašį ir jie sako, kaip išvadą darytumėm, perskaitot kairiai pusėje, perskaitot dešiniai ir suvedate visą į centrinę dalį. Į centrinę dalį tiesiog perleidžiate per save. Ir tada, sako, tampat laimingais. Tada tampate, jie sako, žiniuoniais, tada tampate žinančiais, taip kaip reikia teisingai pasielgti, kaip reikia teisingai perleisti visą informaciją per save ir jos neužlaikyti, nes jokios informacija nėra vertinga, jinai nėra reikalinga ją laikyti. Visą informaciją reikia palikti ten, kur jinai yra. Nes informacija yra ta apatinė dalis. Ir virš informacijos kiltų aukštyn. Nes jeigu, pavyzdžiui, jūs norėsite ją laikyti, jūs niekada neišlaisvinsit savo vidaus, savo energijos. Nes jinai tiesiog bus prilipusi prie jūsų, o jums reikia tik tai ją turėti tik tam, kad jūs galėtumėte išlaisvinti save. Jinai visą laiką tik reikalinga tam, kad pakeltų jūs aukštyn, aukštyn, aukštyn į viršų ir taptumėt nepriklausomi nuo nieko, nuo savo vidaus.
Tai jūs turit vat šitą šiandieną vat, pamoką įgyt, kad informacija reikalinga tik tam, kad išlaisvinti save iš visų įkaitų, iš visų programų, iš visų įsitikinimų. Ir nieko neliktų aplink, liktų tik laisva dvasia, laisva energija, kuri gali suktis jūsų viduje. Ir dabar galite jausti, kai viduje palengvėja ir sukasi lengva, lengva energija. Ir jūs viską pamiršote, kas buvo meditacijos metu, nes jums ir nieko nereikia atsiminti. Jums reikia būti tiesiog laimingai savimi, būti savastimi, būti tą besisukančią energiją, besisukančią meilės liniją. Ir viskas. Daugiau nieko nereikia daryti. Bet dabar galite jaustis, kai vėl sukatės visoje sistemoje, visatai, visoje struktūroje. Ir darosi lengva ir paprasta ir gražu. Ramunija. Ir turi padidėti jūsų laimės koeficientas po šiandieną susitikimo, po šito įvykio. Pas mus, žinot, rodo per 2 milimetrus, per 2 milimetrus padidėja laimės koeficientas, laimės dydis. To mes ir siekiam, kad kiekvieną kartą, žinot, lašelis po lapšelio jūsų laimė būtų viduje vis daugiau ir daugiau. Ir mes labai laimingi, kas šiandieną vyko, kaip šiandieną vyko, kas vyko, kaip vyko. Susitikimas buvo, sako, gana sunkus, nes reikėjo pasikeisti energijom vidumi, bet rezultate ir vėl sako, pasiekmė yra padidėjęs laimės lašelis jūsų viduje. Už tai mes labai dėkingi, džiaugsmingi. Jie sako rimti, lenkiamės, dėkojame ir iki kito karto sakom visiems sudie.